kadangi Antanas neturi laiko, aš pasakysiu. Aišku, kad trūksta minutės. Ir dabar toksai šurmulys ir trebulys prieš startinis. Bet tuo išvažiuosim ir viskas bus gerai. Staigus kalnas ir akmuo panašiai tokia dydžia. Ir per tą akmenį prasiverčiau, tai gavos tarpeklį, per priekį apsiverčiau, motociklas vėl ant ratų neuždės, atsisėdau toliau nuvažiavau. Navigacija, plauni kitai ir paduodi. Prasidėjo viskas gerai, olšoto su Tomu, tuomet pirma kliūtis. Kai yra sparnas ir ratas, ten įlindo medis, amba ten buvo, visi pro šoną, išsigelbėjau, tuomet kitoje vietoje strigau. Likau paskutinis, visiškai. O tuomet turėjau įdomių tiesiųjų ant kalno viršūnės, tai ten chebra kai kurie kraipė galvas ir rodė va tai va. Viskas gerai, atvažiavau, technika saugi, biškį petį skauda, tai rytoj su vaistais važiuosiu, bet važiuosiu. Genelė tai nereali. Pradžia buvo gera, matėt, startas super. Bet ten toksai kanalas ir pradėjom, visi suvažiavo, pradėjom ieškoti, paskui vieni pabėgo. Mes apie viduriuką su Mindaugu tada vijomės. Dasivijom lyderius, bet trasa padaryta tokia kaip peteliškė, yra dvi vietos, kur susikerta. Tokie žiedų susikirtimą pravažiavo, paskui pastebėjau, kad važiuojam jau važiuotų treku. Aš grįžau, Mindė nuvarė. Pravažiavau visą maršrutą, jo daugiau tikrai negu kad organizatorius uždėjo. Bet pravažiuota viskas. Tai šiandien turėtų būti daug DNF-ų, nes su navigavimu ten, tokie reikalai, kad ohoho. Bet šiaip trasa liuks. Pravažiavau trečdalį su 2VD. Mechanikam bus darbo. Galo, jo. Ne, granatą subirėjo. Viskas gerai, vienu žodžiu. Susitvarkom, judam toliau. Motociklas sveikas? Ne. Nesveikas, bet susitvarkysim, bus viskas gerai. Bet pirma diena apšilimui tai tokia įžanga, tai tokia. Lauksim vaizdu.